Sveikinuosi su jumis iš lapkričio 7 ryto. Ką tik prašviesėjo dangus, tuoj bėgsiu į darbą, bet norėjau dar šiek tiek pasirodyti. Tai 5 dieną nesiuvinėjau. 4 dieną jums filmavau, 5 dieną nesiuvinėjau. Vakar jau buvo tas, kur labai norisi po biškį judinti. Tai išsiuvinėjau, nesitikėjau, kad per vakarą pavyks, bet taip su pažaidimais išsiuvinėjau visą tamsųjį juodos spalvos beką. Nu, ten 3371 spalva. Visą beką ant visos lentynos, tik tai šito atspalvio. Šiandien dar iš ryto pradėjau šviesųjį, tai apvedžiau šitą savo kakavos indelį ir pradėjau girliandos kraštą. Ir tada supratau, kad neturiu auksiukų išsiuvinėjus. Pusiniais tai pradėjau šiek tiek juos siuvinėti, jie visi kreivi šleivi, bet mano turimas DMC siūlas auksinis tikrai tragiškas. Tai manau, kad tegul tai būna, vis tiek pagalvėlį naudojant, jisai turbūt kas kart guls kažkaip kitaip, galbūt kažkuria diena iš visų treš, nu, žiūrėsim pagal situaciją. Tai toks update'as to darbelio, kuris dabar yra, tai 3371 spalvą visiškai išsiuvinėjau, pradėjau dabar sekančią spalvytę. Jos yra šiek tiek mažiau tos baltos, bet jinai labai daug kontūruoja šviesių atspalvių ir po to bus dar keli atspalviai likę beko. Na, jums parodysiu sekantį kartą įsijungus. O dabar bėgu į darbą. Sveikinuosi iš dar vieno ryto. Šiandien lapkričio 8. Vakar siuvinėjau baltą spalvą, šviesiausių atspalvių, kuris buvo beke. Bekas dar nebaigtas, bet liko keli kaspinėliai ir iš esmės bus baigta šitą lentyną. Labai tuo džiaugiuosi. Mano visiškai kreivas, ką čia pasiėmus parodyti jums. Visiškai kreivi mano auksiniai šitie pusinukai, bet galvoju, tiek to tegul būna taip, kaip yra. Ir buvo keista vainikėlį jas siuvinė tokiu labai šviesiu atspalviu. Čia nėra kaip ir baltas, jisai toks labai pieniškas atspalvis, bet visumoje, kai išsiuvinėjo, dabar jau atrodo, kad viskas kaip ir suderinta. Tai vakarė, jeigu tik dar rasiu laiko, pabaigsiu bantukus ir tada jau galėsiu siuvinėti toliau. Šiaip visai laukiu kryžiukų, nes ypač pavargus, labai nesinori beko siuvinėti. Vakar buvo nuotaika iš vis, kur galvojau, kodėl aš iš vis tai darau, kodėl aš ėmiausi tokio dizaino. Iš tikrųjų, daug beko vienu metu vargina, nes atrodo, kad tai nesibaigs. Tai jo, šiuo metu atrodom taip. Pasirodo, ant šito žibinto praleidau irgi šviesios spalvos beką, nes ten dar su karoliukais siuvinėsis. Tai vėlgi, kai grįžinėsiu atgal, kai žymėsiu savo, ką esu išsiuvinėjusi, tai man atrodo, dar rasiu savo paliktukų visokių. Tai va, pasirodžiau, keliausim toliau, bet kaip tarpinis variantas, gal ir visai nieko, nors žinoma, kai jums po to parodysiu, nes čia turi būti toks minimalus bantukas, ant šito žaisliuko bantukas, šičia turi būti bantukas. Ir man atrodo, dar čia kažkas tai prie kojinių, kažkokie tai brūkšniukai nežymus, tokie švelniai rudi turi būti. Tai nelabai jau daug jo liko, labai džiaugiuosi, pasiilgau kryžiukų. Šiaip reikia pripažinti, tuo klausimu Zolotoje Runo miškas buvo poilsis, nes ten buvo tiesiog labai daug kryžiukų, bet kartais nori smegenis tiesiog pailsėti ties tais kryžiukais. O čia jų momentais reikia susikaupti labai stipriai, kaip beką darant, ypač kai jis pas mane vietom taip čiut plaukt pradėjo ir tada galvoju, gal nieko tokio va šitoj, tarkim, skartiniai. Kažkai man pavyktų biškį priartinti. Realiai aš kaip ir matau raidės, nes žinau, ką siuvinėjau, bet jos liejasi, nes labai maži tarpeliai. Prasmegi, čia visur yra tik po kokius 2 mm. Ir tada čia kažkokia H gaunasi, kažkur L kojytė kaip ir dingsta. Nu, žodžiu, tokių niuansėlių yra. Bet visumoje visai nieko, va, kadangi jau prizūminau. Atrodom dabar taip. Sekančiam pasijungime parodysiu dar tam kartui. Ir šiandien yra lapkričio 9 rytas, vėlgi tik pasirodau, kas buvo padaryta vakar ir keliauju į darbą. Tai iš beko šitoj lentynai, tai užsidėjo bantukas, čia bantukas, kuris ne visai matosi ir dar kažką, tai ten iš tokių smulkmenų pasidariau ir grįžau į apačią, nes norėjau persisukti ant rėmo, prasukti tiesiog darbelį. Tai grįžau prie to, ko esu nepadarius ir pagaliau susitvarkiau sagą.
Tai dadariau savo papildomą grandinėlę, kuri buvo pamiršta. Čia buvo mazgelių, nebuvo prancūziškų, dar dadėjau aukso pusinius visą grandinėlę. Dar kažkur buvau kažką praleidus ir galvoju, kai tiek daug beko ir išsiuvinėjau iš PDF-o. Ir beką siuvinėjau iš ekrano, nes atsispausdinus ten vis tiek niekas nesimatė. Tai jo, klaidų kaip ir neišvengta. Ir va dabar ką tik šitoj vietoj ant prieš tai buvusių širdelių išsivientų, kurios buvo, tiesiog va toks žiūrimas bluras, kur ten tiesiog kažkas šviesiau, kažkas tamsiau, bet nesimato. Išsivinėjau su tamsesnė ruda spalva ir galvoju, kad čia atspalvis per šaltas. Vizualiai kaip ir neblogai matosi iš tikrųjų, bet nežinau, ar čia man šitas variantas patinka. Tuoj pabandysiu šiek tiek jumis prie... Vizualiai tai kaip ir neblogai atrodo. Jos matosi skirtumas ten, kadangi aš tiesiog suvinėjau ant viršaus, tai gavosi didesnis sluoksnis, tai vieną siūlų perėjau. Iš toliai kaip ir nieko. Atspalvį gal ir galėjau švelnesnį pasirinkti. Tai nežinau. Bus matyti, ar pagalvosiu iš tikrųjų, kaip čia dabar. Oi, aš čia persistengiau. Atitraukdama. Tai žodžiu, tai dar galvoju čia šitai kojinytei. Nenoriu aš visur bekų, taip kaip čia jau buvo padaryta. Šiaip keista, kad dizainerė nusprendė vieną kojinę daryti pilnai bekų, apkonturuoti, o visas kitas palikti tokios tiesiog išblūrintas. Tai šitoj vietoj galvoju, gal šiek tiek beko padaryti, bet ne šie tokie rutuliukai turėtų būti. Bet galvoju, gal aš juos tada bent jau nepilnai pridinėčiau. Nežinau, dar apmąstymas iš tikrųjų, kaip čia geriau padaryti. Nes pagal idėją, tai šitą kojinę turėjo, aišku, atspalvį jums keičia į labai metalinį. Tai šitą kojinę turėjo širdutės matytis, jos nesimatė, tai aš jas ką tik išryškinau, o ta greta esanti turi tokius burbuliukus, kurie realiai taip žiūrint, tikrai nelabai matosi. Tai galvoju, gal aš čia juos pabrėžiau, bet nepilno apskritimo, tai dar esu apmąstymuose. Vakarą sugalvosiu, jeigu kas, ir tada jau lyg viską susižiūrėjau, tada jau persuksiu rėmą. Ir dabar, neskaitant to, kad čia yra daug melo, nes vakarykštės mano darbelis buvo labai nedidelis, o čia priaugo 7500, tai jau yra 72,74% baigtumas. Iš kryželio iš esmės liko 3000, visa viršutinė lentyna iš esmės. Ir backstitch'o 2000 su viršum. Tai įsivaizduojat, koks kiekis to beko iš tikrųjų yra. Atsiprašau. Bet šitas darbelis yra toks. Tai galvoju, vakare dar grįžus pasistengsiu šitai kojinytei kairėjai kažką sugalvot. Ir tada tiesiog persisuksiu ir pereisiu prie kryželių. Šitą labai laukiu. Tiesiog norisi ramiai pasisvinėti. Šį kartą tiek. Labas rytas visiems. Šiandien 10 diena. Laikau telefoną šiek tiek rankose, atsiprašau, jeigu judės, bet čia labai trumpas įsijungimas. Iš esmės vakar sutvarkiau kojinytės taip, kaip man jau atrodė tinkama. Parodysiu sekantį kartą. Ir perėjau prie lentynos trečiosios, pradėjau nuo vainikėlio viršaus, nes čia buvo artimiausia zona, prie kurios galėjau prisikabinti, kad atsekčiau, kurioje vietoje turėtų būti kryžiukai. Tai toks mini įsijungimas, kad tik pasirodyt, kaip sekasi. Ir šiandien pirmadienio rytas, savaitgalį neturėjau galimybės jums pasirodyti, kaip kyla mano procesas, bet gavau laiko vakar papildomo. Ir jį išnaudojau būtent siuvinėjimui šio proceso. Šiuo metu yra 85% baigtumas, kadangi viskas yra suženklinta. Tai šitos žvakutės atsirado, man atrodo, penktadienį vakare. Nes šeštadienį, man atrodo, aš netaip daug siuvinėjau. Šeštadienį baigiau antis iš Alisos. Bet kadangi neturėjau galimybės filmuoti savaitgalį visai, labai norėjau prie šviesos jums jas parodyti, tai galvoju, gal aš kažkada tiesiog sekantį savaitgalį parodysiu, tiesiog, kad galėčiau jį parodyti dienos šviesoje ir aptarti, kaip kas susiklostė. Bet iš esmės šeštadienį užsimėjau kitais dalykais. Ir vakar, kadangi taip susidėliojo aplinkybės, tai siuvinėjau šitą dalį jau.
Eglutę buvau pradėjus šiek tiek, kai žvakės siuvinėjau, nu tiesiog tie patys tonai naudojosi. Tai pabaigiau eglutę, tada dariau šitą platformą žaisliukams, peliukas buvo paskutinis ir tada galų gale viską vedžiojau. Čia jau mano rytinis progresas šiandieninis. Kadangi mano vyras dabar anksčiau išeina į darbą, tai savaime gaunasi, kad aš atsikeliu kaip ir anksčiau, bet į savo darbą neskubu, nes pas mus kitos darbo valandos, tai aš tas pusvalanduką gerą, kartais 40 minučių išnaudoju siuvinėjimui. Tai toks mano progresas, pasirodžiau jums, čia toks kaip siuvinėjimo dienoraštis gaunasi paskutiniu metu, nu, bet gal taip netgi įdomiau, kažkokių minčių vis tiek atsimenu. Čia savaitgalį pakabinau lesyklėlę prie lango, tai girdi turbūt kaip paukščiai pykstasi dėl maisto. Iš esmės, kas keiščiausia, tai dabar, kol siuvinėjau šitą mėlynosios eglutės kažkokius tai fragmentus, tai buvo 7:40 turbūt tuo momentu ir jie jau atskrido, nors laukia buvo pakankamai prietema, bet oficialus laikas turbūt saulės tekėjimo ir jie atsikėlė ir galvojau, kaip jie toj prieblandoj mato, bet, nu, maitinasi. Žodžiu, nukrypimas lyrinis. Keliauju iš darbą tada ir susitiksim sekančiam įsijungime. Na ir sveikinu su jumis iš dar vieno ryto, šiandien 14, antradienis. Taip, į kažkokias daugiadienės siuvinėjimo išėjau, bet yra ūpas, nes norisi pabaigti. Šiek tiek judės, bet jeigu taip žiūrint, pas mane dabar pagal pabaigtumą, procentų nepažiūrėjau, liko peliukas su varpeliais auksiniais ir šitie namukai su šitom mediniam snaigiam turbūt už nugaros ir girlianda, na ir po to biseris jau. Bet jeigu iš siuvinėjimo dalį žiūrint, toks mano progresas, tai be abejo norisi pabaigti. Nežinau, gal išeis kokią dienelę padaryti tiesiog išeiginę, kad nebūtų taip, kad vakare prisėdi biški, ryte prisėdi biški, bet tam kartui tai mane labai džiugina. Vakar pasibaigiau vakare dar lentyną, eglutę pabaigiau vakar. Pabaigiau lentynos kraštą, aišku, čia kol kas beko dar nėra, šiek tiek beko, dabar ant tos dovanėlės atsirado, ant kurios peliukas stovės. Taip, nu gražu, kol kas gaunasi visai gražiai. Iš tikrųjų, visiškai nuoširdžiai galiu prisipažinti, kad tai jau turbūt trečias darbas, kurį baigiu dėl to, kad aš labai noriu pabaigti. Tiesiog labai noriu susitvarkyti, susidėlioti savo mintis iki naujų metų, tiesiog tokios kažkokios tvarkos poreikis ir, kaip sako, dažniausiai būna tiesiog, kad sąžinę nuraminti ir kad būtų darbai pabaigti. Iš tikrųjų, to tokio tyro nuoširdaus džiausmo ir kad sakyti, wow, kaip čia faina, nu, to prasme negaliu aš išreikšti. Galbūt, kai pasiūsiu pagalvėlę, galbūt, kai jau praeis kažkuris laikas, tada aš galėsiu įvertinti šitą darbą kitaip, tam kartui kol kas yra tik tas procesinis. Negaliu sakyti, kad nuovargis, bet kadangi darbas pradėtas turbūt jau 2 metai, tai yra to tokio, kad jisai jau kaip ir paseno kaip procesas, o jis dar nebaigtas. Tai va, nu, tokios mintys iš ryto. Tam kartai tiek. Na, mano dienoraštis tęsiasi šiandien lapkričio 15 rytas. Vakar išsiuvinėjau tik peliuką, likusius varpelius auksinius ir auksinės girliandos dalį. Šiandien prisėdau prie namukų. Tai 45 minutės, 280 kryželių, čia yra tik 2 atspalviai, labai paprasta schema, kadangi tai labai gražiai susidėliojo ir šiaip nuoširdžiai galiu pripažinti, kad iš ryto mano tempas siuvinėjimo yra greitesnis, nežinau su kuo tai susiję. Atrodo ir laikas labiau ribotas, nežinau, kad turiu išeiti ir panašiai, bet iš ties ženkliai greičiau siuvinėjasi iš ryto. Arba tiesiog geresni pasitaiko siužetai, gal. Nesmė. Tai kaip ir nedaug beliko, liko apie 300, netoli 400 kryželių šiam darbe, beko ant lentynos ir ant tų namukų ir galėsiu pereiti prie biserio. Iš tikrųjų laukiu šio darbelio pabaigos. Jūs tikiuosi irgi. Iki tam kartui. Na ir sveiki visi iš ryto. Šiandien 16 rytas, bet rodausi ne dėl to, kad šiandien kažką siuvinėjau, o tiesiog užfiksuoti būseną, kadangi vakar išsiuvinėjau visus kryžiukus ir beką. Tai išsiuvinėjau namukus, nuo namukų pradžią jūs matėt vakar ryte dar. Tai vakar pabaigiau namukus, pabaigiau snaigutes ir čia kiek buvo beko likę šitoje zonoje. Tai ir jį padariau.
Ir liko dabar karoliukai. Nežinau, ar šiandien, ar savaitgalį kažkurią dieną. Manau, gal dienos ir neužteks. Iš tikrųjų, sėsiu užpildyti karoliukais. Tai bus balti ir auksiniai karoliukai. Na, gal aš kol kas ir per plasmasę jums parodysiu. Yra balti matiniai ir auksiniai karoliukai. Labai tikiuosi, kad jie pagal dydį tiks, nes mano žinios karoliukų sferoje yra labai nedidelės. Tai žodžiu, išbandysiu, kaip čia man susidėlios. Tai bandysiu prisiūti karoliukus. Tai iš esmės visas šitas įsijungimas skirtas tik tam etapui užfiksuoti, kadangi nežinau, kiek savaitgalį bus laiko pafilmavimui, tai bet kuriuo atveju proceso greičiausiai neparodysiu. Tai kad būtų toks tarpinis įsijungimas, dar pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Iš esmės vakar pabaigiau tuos kryžiukus, nors buvau pakankamai pavargus ir galvojau, kad gal šiandien to iš vis, vakar to net neverta užsiimti. Bet pabaigus buvo šiokios tokios kalėdos, kur galvoju, wow, yes, pagaliau padariau. Tai džiaugsmo suteikė vien tas faktas, kad įveikiau. Na, žiūrėsim. Manau, kad vis tiek šiandien yra ketvirtadienis, tai nežinau tiksliai, ar šiandien ar ryt bus noro prisėsti prie biserio prisiuvimo, kadangi sakiau, jau pas mane kažkokios didelės praktikos tame nėra. Tai žiūrėsim. O pasirodysiu jau, kai bus kažką parodyti jums. Tam kartui tiek. Ir štai prieš jūsų akis lentyna pilnumoje, šiek tiek spalvos keičiasi, kamera šiek tiek viską saldina, sakyčiau, viskas ramesnių tonų, dar jungiau šoninę lempą, nes prieš tai filmavau visai sudėtinga buvo perteikti. Tai šiek tiek matosi, kad aš nors ir išplovau darbelį, bet išlyginta tai neidealiai, jo labiau tarp karoliuko aš ir bijojau kažką labai idealaus tenais lyginti. Tai tikrai labai daug elementų šitoj lentynoj. Daug visko. Čia karoliukų girliandos. O kai išeina iš fokuso, šiek tiek matosi tas spindesys, nes jisai turi šarmą. Ir viršutinė lentyna. Dabar į kameros stovą atsirėmiau, tai nebeišeis taip arti pritraukti. Tai štai šitas grožis turėtų virsti pagalvėlę. Bet įkvėpimo siūt kažką, kas dar neradau. Su laiku turbūt. Tai jeigu taip reziumuojant, auksiniams atspalviams naudojau šitą DMC 3852 ir karoliukus naudojau. Iš tikrųjų, kaip nežinodama, tai užsisakiau labai gerus karoliukus 15 dydžio. Super. Tai štai toks mano finišas ir aš lentyną pabaigiau 16 dieną, na šitą iš jums minėjau, o Alisos antis pabaigiau 11 dieną, buvo savaitgalis, šeštadienis lyg. Turim šiek tiek šviesos, pasirodau jums su antimis iš Alisos. Kaip ir minėjau, kažkurį rytą filmuodama, kad aš jį pasibaigiau, bet parodysiu, kaip bus šiek tiek šviesiau. Tai 327 yra kodas šito rinkinuko. Ir štai rezultatas, kurį gavau. Šį kampelį, kaip ir minėjau, siuvinėjau vieną giją pusinių, kad būtų tas nuotolio efektas. Galvoju, reiktų šiek tiek pašviesinčiau aplinką, jis kitaip atrodytų. Na, bet kuriuo atveju gal taip pat raiškiau matosi, nes, nu, vėlgi apšvietimas duoda savo, vasarą visai kitaip turbūt atrodytų visą tai. Tai štai pabaigtukas. Iš esmės su šituo darbu aš kaip ir nieko nedariau, tik perkeliau siūlus, net iš dėžutės jo neperkeliau darbinės. Tai visų siūliukų užteko, šitos 22 spalvos liko ypatingai mažai, bet jos man užteko, taip kad skustis nieko negaliu.
jinai bekui buvo naudojama. Ir liko originali medžiagytė, pasirodo, aš netgi adatų nebuvau išsitraukus, jos čia buvo dvi, vienas siuvinėjimui, viena bekstičiui. Ir audinys čiut gelsvesnis buvo, negu aš liną naudoju. Linas pas mane 32 kaunto. Bijau pameluoti dėl atspalvio, nes lyg kažkada minėjau ir ten būtų daugiau tiesos, negu dabar man bandyti prisiminti. Tai va, šitas rinkinukas baigtas. Galėsiu darbelį nuimti nuo lankelio. Ir aš jums minėjau praėjusį mėnesį, kad planuoju naują pradėtuką, pabaigtuką, bet nenorėjau apie jį pasakoti. Iš esmės aš bandžiau jį filmuoti eigoje, bet eigoje filmuoti jį irgi buvo labai sudėtinga. Tai buvo vienos autorės dovana 2 dienoms. Man pavyko parsisiųsti ją dar nemokamam variante. Ir tai yra, iš karto rodysiu jau įmintą savo variantą, kalėdinę eglutę. Iš esmės iš tolo atrodo taip, čia Ikėjos rėmeliai panaudojau. Tai, kadangi labai daug biserio čia yra, tai aš nesitikiu iš tikrųjų, kad kamera perteiks nors kiek šito grožio. Nei audinio spalvos iš tikrųjų pilnai nepagauna. Tai mes tuoj apie šitą darbelį daugiau pašnekėsim. Tai Vetlanka vadinasi autorė, kuris sukūrė šitą eglutę. Siuvinėjau ją ant audinio Blue Spruce 32 kaunto Zweikart. Ir taip, iš esmės tai ne visai persiteikia atspalviai, bet aš gal, jeigu pavyks, įkelsiu kokią nuotraukėlę arba gal pamatysit kitose socialiniuose tinkluose nuotraukėlę. Tai čia šone yra atspalviai, kurie buvo naudoti siuvinėjant, buvo 5 spalvos, kryžiukų čia yra apie 300 iš tikrųjų. Ir tada yra kristalai. Aš naudojau šiuos kristalus, nes kitokių tiesiog neradau pirkti. Mano žinios apie kristalus ir biserį labai menkos. Šią akimirką jos jau yra geresnės nei buvo. Ir pačiam kalėdos eglutės papuošimui naudojau, dabar galvoju, dar vienas mėlynas atspalvis buvo. Pačiam eglutės papuošimui naudojau 10 numerio, auksinę mėlyną. Dabar galvoju, ir šita jau buvo 11 dydžio, tokią alyvinę. Iš esmės stengiausi atitikti autorės pateiktą dalį, bet jau ten man taip išėjo. Ir tada tam visam šerkšnui, kaip apšerkšnėjęs langas, sakykime, jeigu būtų, tai jau buvo 15 numerio spalvytės. Tai vėlgi šičia, kadangi yra mijuki, ten buvo nurodyta ant toho biserio spalvos. Matosi dabar fone kaip blizga, kai bluras pasidaro. Tai va, galite šiek tiek pažiūrėti, kaip jinai gražiai atrodo. Realiai dabar žiūrėkit, ne į biserį mano rankose, o eglutę fone. Tai taip, naudojau šitos karaliukus 15 dydžio. Šitie 2 yra originalus, juos užsisakinėjau. Iš esmės tai 2 savaičių bėgyje aš rinkau medžiagas šitam, nes jeigu audinuką ir siūlus turėjau visada, tai karoliukų supirkimą nusipirkau ne tokius, kokiu reikia, arba dydžio nepataikiau, nes nelabai juose gaudžiausi, tai užtruko visą tai. Ir siuvinėjimas užtruko vėlgi papildomai. Tai ką turime omeny dėl to papildomai, jeigu aš lentynoje siuvinėjau šičia, kur buvo girliandos, tai ten buvo pusinių prisiūtas biseriukas, tai ten tiesiog kaip pusinį ir siuvinėjai buvo labai lengva. Tai šiuo atveju visas tas anturažas, šerkšnas, kaip jį pavadinti, buvo siuvinėjimas kryžiuku. Tai pusiniu, taip kaip aš rodžiau ką tik ant lentynos, ir po to reikėjo grąžinti kryžiuką. Tai yra 3 kartus ilgiau trunkantis biserio prisiuvimas, karoliukų prisiuvimas, negu būtų paprastai. Tai užtruko, pradžia buvo sudėtingesnė, bet į pabaigą jau buvo kaip ranka įgudusi. Tai dėl to visi karoliukai, šiuo atveju mano, yra status. Jeigu matot pagal formą, jie nėra pasikreipę. Ir ant eglutės lygiai tas pats.
Jie nėra pasikreipę kaip pusiniai. Dar jeigu taip šonu pritraukčiau, turbūt matytųsi ir kad 2 kartus įeina visur. Neturėjau siūlo, galvojau užsisakysiu ir siūlą, bet man tas medžiagų surinkimas tiek ilgai užtruko, kad aš jau galvojau, kantrybės neturiu. Tai siuvau pačiu šviesiausiu siūlu, kuris buvo nurodytas schemai. Nusprendžiau, kad nieko tokio neatsitiks, jeigu aš prisiusiu tiesiog siuvinėjimo siūlų. Ir pats darbelis iš tikrųjų nėra didelis, jeigu taip žiūrint. Pati eglutė tai iš vis yra 5 cm vos ne. O pagal rėminimą mano gavosi ten 15 ant 15 cm kvadratinis. Rėminti bet kuriuo atveju buvo galima visaip, tai čia yra mano jau išmislas taip kaip gavosi, nes aš turėjau šitą rėmelį iš Ikėjos. Čia yra 25 ant 25 vidus, man atrodo. Ir aš galvojau kitą Vetlankos tos autorės schemą išsiuvinėti, ten toks skandinaviškas motyvas, bet iki jo aš niekaip nedėjau, aš šitą eglutę pamačiau, pirmą dieną įsimylėjau ir galvojau, kad aš būtinai noriu ją išsiuvinėti. Ir štai rezultatas matosi, aš ją įveikiau, išsiuvinėjau, šito labai džiaugiuosi. Tai buvo mano pabaigtukas, iš esmės tai aš, jeigu visus darbus savo fotografuoju ir žymiu, kurią dieną prie kurio darbavaus, tai prie šito darbo nieko nesižymėjau, nes jis buvo labai sunkiai prognozuojamas visą laiką, nes tai biseris netinka, tai dar kažkas netinka, viskas užsitęsia. Bet galų gale aš manyčiau, kad siuvinėjau, žinau, kad pradėjau savaitgalį vieną, tai čia turbūt lapkričio vidurys buvo. Ir turbūt kitą savaitgalį jau pabaigiau. Bet čia vėlgi, su pertraukėlėm buvo viskas. Tai va, tai toks buvo tas mano lapkritis ir prie ko aš dar darbavausi, iš tikrųjų labai nedaug siuvinėjau. Taip lyginant, iki 16 dienos, kol baigiau lentyną, siuvinėjau pakankamai daug ir beveik kiekvieną dieną skyriau tam laiko. Kai siuvinėjau eglutę, daugiau nieko nesiuvinėjau, nes tiesiog norėjau nuo viso to pailsėti, to tokio bėgimo į priekį. Ir 20 dieną lapkričio kelioms dienoms pasiėmiau Dimo elnius. Tai parodysiu. Tai štai pasidėjau savo elniukus, primenu, kad siuvinėjau originalų rinkinį Dimensions. Na, keičiasi atspalviai. Žiema duoda savo, nors mes nieko Kaune beveik ir neturim. Ir štai mano nuveikti darbeliai. Iš esmės tai šitą kampą užsidariau ir išsiuvinėjau beką tiek, kiek buvo galima išsiuvinėti beko. Siuvinėjau 20, 21, 22, 23 dieną. Vakar šiek tiek beko padariau ir šiandien jį pabaigiau. Tai iš esmės, kiek čia, 6 dienas skyriau šitam darbeliui mėnesio bėgyje. Ir eilinį kartą jūs vėlgi matot, kaip neypatingai gražiai aš jums jį rodau. Triusikėlių nesiuvau, nes galvoju, mano dabartinis siuvinėjimo metodas yra maždaug šičia. Po apačia yra stalo galas, ant jo uždedu sunkią Čiurlionio knygą ir siuvinėju tiek, kiek yra. Bet šitoj vietoj man pasiekti, kiek čia tų centimetrų gaunasi darbo, jeigu nuo rėmelio krašto jau yra maždaug 12-13 centimetrų ir man jau darosi nepatogu. Ir aš vis galvoju, kaip reikės. Šiaip aš labai norėčiau šitą darbą siuvinėti ant rėmo, bet mano rėmo galva nėra tokia plati, kad paimtų šitą darbą. O šonų siuvinėti, kadangi jau išsiuvinėta dalis yra taip, kaip aš pripratus. Kryžiukus dėliot, tai nepatogu. Tai jau ant rėmo šonų nesuksiu. Kito rėmo neturiu. Nors kartais galvoju, kad gal reikėtų kažkokį paturbinimą pasidaryti, kad rėmą tiesiog praplatinti 10 cm ir jis tiktų tada. Tai mano kol kas neišbandytas sprendinys, čia šiaip maivaus, yra tas pats rėmelis, tik sudaro trumpesnę atkarpą. Iš esmės jis užimtų va šitiek vietos. Tai jeigu aš jį perkelčiau ir pradėčiau, sakykime, va taip, aš turėčiau savo tą 10 cm erdvę, kurioje galiu siuvinėti. Tik tiek, kad tada darbą prispaust man darosi sudėtinga. Tai aš čia savo procesą bandau modernizuoti. Kodėl aš prieš tai parodžiau, tai ta apsaugėlė, kurią buvau siuvusi ant Nurgė 4, šiuo atveju tinka ant šito mano išmislo.
Tai dar nesugalvojau, kaip aš čia siuvinėsiu šitą darbą toliau, nes bet kuriuo atveju taip kaip yra dabar, aš jau beveik negaliu pasiekti, man reikia persikelt. Ir šiaip tai jo, grįžtant į pradžią, kodėl aš pradėjau ieškoti galimybės kitokios ir nusipirkau dar vieną mažesnį rėmelį. Nu dabar jau turbūt turėsiu visus, kokie egzistuoja, pagal dydį. Tai buvo dėl to, kad jeigu aš dabar jau perkeliu į viršų, aš čia medžiagos turiu ypatingai mažai, vadinasi, man jau šitas nebeužkabins tempimo. Tai aš dėl to galvau, kad tada reikia siaurinti darbo erdvę ir tos medžiagos man visada užteks ir netgi baigimo atveju, kai bus viršutinis kampas čia kažkur, aš dar galiu pilnai darbuotis. Tik dabar reikia sugalvoti, kaip įsitvirtinti savo prie stalo, kad galėčiau darbuotis. Iš tikrųjų, smagiausia siuvinėti yra kampu. Dabar siuvinėjau tokioj horizontalioj padėti, tai nėra labai faina, bet tai yra kol kas toks sprendinys pas mane. Kažką gal sugalvosiu, arba tiesiog imsiu ir perkelsiu ant šitokio siauresnio rėmelio ir tada siuvinėsiu šitoj zonoj. Dar turėsiu medžiagos likutį ir po to perkelsiu dar kartą. Nu, čia dar aišku iš šono šiek tiek. Ir reiks perkelt. Na, bet kuriuo atveju tai va taip atrodo mano dimaliniai. Ir iš procesų, su kuriais liko Dimension zylutės, kurias pradėjau vasarą žaidama. Liko šitie Dimension seliniai originalus rinkiniais. Ir liko stratifikacija, autorinės įmatas sampleris ant žalsvos medžiagytės. Tai dėl žalsvos medžiagytės samplerio tikrai šiais metais neplanuoju siuvinėti. Ar Dimension zylutės imsiu siuvinėti dar negarantuoju, nes man jos tokio vasario kovo mėnesį atrodo siuvinėsi smagiau. O šitą darbą planuoju tęsti. Ir buvo minčių pasiimti kokį nors nedidelį darbelį, kurį, tarkim, iki kalėdų galėčiau pabaigti. Turiu svajonėse jau 2 metus Dimensions petitą kalėdinį, tokį su bažnyčia, kuris yra jau nebegaminamas, tai aš siuvinėčiau pagal parinktus siūliukus ir originalią schemą, bet be originalaus rinkinio. Bet nežinau, ar aš prie to pereisiu, nes petitai, kad ir kaip apgaulingai mažo dydžio atrodo, jie visada yra sudėtingi. Taip pat galvojau, dar yra RTO paukštukas, kuris man labai patinka, bet vėlgi šiai dienai vis dar tebėra ta pati nuotaika, kad norisi susitvarkyti. Realiai man ir taip labai jau pasisekė susitvarkymui, nes likau prie iš esmės 3 procesų. Vienas dar yra kaime, bet aš jo negaliu įtraukti taip, kad jis būtų pilnai darbinis. Tai žodžiu, kol kas gyvenu taip. Tai žiūrėsim, ar bus sekantį kartą, kai jums filmuosiu kažkas naujo, ką parodyti, ir parodysiu tiesiog šito elnių progresą. Iš kitos pusės, jeigu siuvinėčiau mėnesį tik elnius, manau, tas progresas būtų ypatingai gražus, taip kad šitą irgi verta apsvarstyti. Tai va, priplėtėjau šiek tiek, kol visai saulė beveik nusileido. Toks tas darbelis, tokie tie mano procesai. Iš esmės džiaugiuosi, kad lapkritis buvo toks, koks buvo, ir labai tikiuosi, kad gruodį taip savęs nespausiu. Spėsiu pasidžiaugti, pasiruošti šventėm. To ir jums linkiu, kad būtų laiko ir pasiuvinėti, ir pasidžiaugti. Tai tam kartui turbūt tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvote kartu ir viso.